Sveiki visi, dar vienas hybridinis modelis mūsų dirbtuvėse. Šią savaitę pradėjome nuo dviejų Lexus automobilių, tai buvo Lexus NX 300H ir šis konkrečiai būtų jau Lexus RX 450H, tai yra nuo 10 iki 15 metų modelis, konkrečiai čia 12 metai, 6 cilindrų varikliukas ir visų 100% be abejonės važiuojantis dujom, kadangi tai nėra tiesioginio įpurškimo variklis, įprastas MPI. Ir jisai važiuoja dabar jau su kokybiška itališka Landirenzo sistema, kurią be abejonės tinkamai ir kokybiškai sumontavom servise 007 Kaune. Tai trumpai apie komponentus pabandysiu papasakot, nors variklio skyrius, kaip matot, pilnai uždengtas. Tiesa, visi kaiščiai plasmasiniai yra sudėti nauji, kaip taisyklė pas visus jų arba jie nebūna pusės, o likusi pusė būna sulaužyta ir dėta tik dėl vaizdo, tai išmetam visus lauk, sudedam kaip visada visus naujus. Na, o grįžtant prie dujinės sistemos, tai trumpai tada pakomentuoju, kad reiškia, reduktorius yra sumontuotas štai šitame kampe, Landirenzo LI10 Turbo Oversize, galingiausia šio reduktoriaus versija, dujinės fazės filtras, kurį liečiu dabar ranka, tam, kad būtų lengva prie jo prieiti, be abejonės padaryti aptarnavimą, pakeis dujinės fazės filtrą. Filtras taipogi jau yra montuojamas nuo šių metų atnaujinto elemento vidumi, tam, kad dar geriau apsaugotų dujų purkštukus nuo papildomų nešvarumų mūsų dujose. Slėgio davikliukas, dujiniai purkštukai Reilo IG7 Dakota po variklį dengiančių gaubtų, pats gaubtas pilnai savo vietose, ant visų 4 tvirtinimo taškų, be jokio iškelimo, be nieko, viskas labai gražiai tvarkingai sudėta. Skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas OMB BFC, štai čia matom netgi jo ritę žalios spalvos šitoje vietoje. Dujinės įrangos saugiklis taipogi greta, liečiu ranka, tech apžiūros metu reikia žinoti, kad toks saugiklis yra ir sugebėti jį parodyti. Pats valdymo blokas štai šitoje vietoje, dujų prisijungimo jungtis, taipogi po šiuo dangteliu, kad mums būtų nesunku prieiti, prisijungti ir sistemą reguliuoti ir aptarnauti kiekvieno aptarnaimo metu. Tai va, viskas švaru gražu, kaip jau ir paminėjau, pagal aukščiausius kokybės standartus, kaip ir visada, automobilis važiuoja puikiai, ką tik pratestavom, grįžom, įsitikinom, kad sklandžiai dirba, perėjimai yra nejuntami, jokių vožtuvų klaksėjimų, be abejonės papildomai yra sumontuotas ir kuro lygio emuliatorius, tam, kad krentanti benzino rodiklė arba kiek įmanoma mažiau kristų, arba jeigu ir kristų, tai atsistatytų perkūrus automobilį atgal į realią kuro padėtį, kuro kiekį realų rodytų skydelėje, taip ne visi mėgsta irgi terlioti šitoje vietoje, bet esame atsirinkę programuojama kuro lygio emuliatorių tam, kad tą problemą išspręsti ir kad jinai tikrai gerai veiktų. Tai tiek apie patį variklio skyrių, dujų perjungimo mygtuką sumontuojam pasitarę su klientu štai šitoje vietoje apačioje, be abejonės pridėsiu nuotrauką, galėsite pasižiūrėti, kaip viskas atrodo iš arčiau. Dujų pildymas prie benzino užpilimo vietos, štai šitoje vietoje įsisukam adapterį, jokių savisregių, jokių nesąmonių, niekas neklibės niekada, gražiai sudėti nerūdijančio plieno varžtai, iš kitos pusės veržlėm prisukti, tvirtai nupurkšta viskas vašku, papildomom antikoroziniam dangom, tam, kad tų problemų nebūtų nei dabar, nei ateityje. Na, o dujų balionas be abejonės atsarginio rato vietoje, kaip matom, dugnas lygus, švarus, gražus. Balionas yra įdėtas didžiausio įmanomo diametro ir žemiausio aukščio. Tai šiuo atveju Bormech dujų baliono talpa yra 56 litrai. Tai 80% tūrio yra realiai pagal faktą pildoma degaliniai. Tai nepilnai 50 litrų, nuo apie 45, sakykime, litrus mes galėsim prisipilti. Aplink balioną dar be abejonės galim išnaudoti laisvą vietą, susidėti kažkokiem tai daiktam. Tai va, tai tiek apie kokybišką Landirenzo sistemos montavimą servise 007. Jei vairuojate hybridą, turėkite omeny, kad ir hybridas taipogi gali važiuoti dujomis ir tą puikiai ir sėkmingai daro. Mes savo kolektyvę ne vienas važinėjom su hybridų dujomis, taip kad jeigu įdomu, susisiekit, papasakosim, kaip mums sekasi ir galėsim pasiūlyti ir jums kažkokį tinkamą, prieinamą variantą. Ačiū.